Pirmadienis 6:30 ir jums dirba LNK žinios. Labas vakaras, aš Lina Kairytė. Ir su sporto aš Asta Žukaitė. Trumpai ką matysite. Gazos ruožas virsta dar didesniu pragaru. Į teritoriją, kurią Izraelio premjeras vadina blogio tvirtovė, įžengė dar daugiau Izraelio karių. Turkija žydų valdžią kaltina karo nusikaltimais, o premjeras Netanyahu perfrazuoja Čerčilį. Kovosime žemėje, jūroje ir ore. Sunaikinsime priešą žemėje ir po žeme. Mes kovosime ir laimėsime. Izraeli, mes paskelbsime tave pasauliui karo nusikaltėliu. Šiaurinės Gazos griuvėsiuose įstrigę palestiniečiai veržėsi į humanitarinių organizacijų sandėlius ir juos plešė, ieškodami maisto ir vandens. Gazos ruožas atsidūrė ant didžiulio pavojaus sveikatai ribos. Nauja versija dėl tragedijos Plungės rajone. 2 vyrus greičiausiai pražudė visai ne elektra, jie galėjo uždusti. Nes buvo patalpoje, kurioje vyko galbūt netgi naminės degtinės gamyba. Sunku, net labai sunku. Pasivykiu, bet vis tik vaidot reikia. Kova su baudų nemokančiais kelių ereliais gali kilti į kitą, daug griežtesnį lygį. Maža nepasirodytų. Pavyzdžiui, prisiskraidžiusiems keliuose nebūtų galima skristi lėktuvais. Ne, kur jau čia super, per daug jau čia būtų. Mirė kultinio serialo Draugai žvaigždė Matthew Perris. 54 aktorius rastas negyvas savo namų sūkurinėje vonioje. Šimašiaus Vilniaus mero poste nebėra, bet jo žalioji vizija tęsiama. Medžių ir krūmų sodinimo ėmėsi ir konservatorių meras Benkunskas. Koks krūmo pavadinimas, tai žino? Ir apie tai, kaip sutaupyti per vėlines. Brangstant chrizantemoms, botanikai patarė, kaip jų lengvai užsiauginti patiems. Nėra reiklus augalas, tiesiog pasodinai ir užmiršai. Karas Gazos ruože bus ilgas ir sunkus, skelbė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Ir perfrazuodamas garsiąją Čerčilio kalbą priduria, kad žydų valstybė vis vien nugalės. Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad operacija Gazoje plečiama. Per praėjusią naktį į teritoriją pateko daugiau karių, o karo lėktuvai atakavo daugiau nei 450 Hamas taikinių. Dėl kiekvieną dieną blogėjančios civilių padėties ir augančio aukų skaičiaus, Turkijos lyderis Redžepas Tayyipas Erdoganas pagrasino paskelbti Izraelį karo nusikaltėliu. Po Stambule milijoniniai miniai ištartų Erdogano žodžių žydai iškart atšaukė pasiuntinius iš Ankaros ir liepė išvykti turkams, o patys apie jokias paliaubas nekalba. Sauliaus Masalsko reportaže rodomi vaizdai gali šokiruoti. Praeitą naktį Izraelio kariuomenė pasiuntė į šiaurinę